Šiandien apie 13 val. Alytaus mieste Naujosios Putinų Kalniškės gatvių sankryžoje automobilis Audi 80 rėžėsi į šviesoforą. Nelaimė įvyko, kai sankryžoje atlikdamas posūkį automobilio Audi nesuvaldė jį vairavęs 36 metų vyras. Transporto priemonė užvažiavo ant šaligatvio, rėžėsi į šviesoforą ir sustojo. Aš tik garsą išgirdau ir viskas, kad padangų kaukimą ir kad bum, garsas ir viskas. Ir visas raudonas veidas ir taip panašu, kad neblaivus. Jaunimas nežiūri. Kad ir baudos didelės vis tiek. Gerai sakant, tik reikia tokiu šaudyti save, kad girtinė, kurie važinėja girti. Automobilyje buvo du vyrai. Audi savininkas sako, jog draugui leido vairuoti automobilį, mat šis turėjo nuvežti žmoną į darbą, kad šis girtas esą nepastebėjo. Šoko ištiktas jaunuolis aiškino, jog draugas lėkė miesto gatvėmis 100 km/h greičiu, o atsitikus nelaimiai ėmė kaltinti jį vairavus automobilį. Įvykio vietoje buvęs automobilio savininkas kategoriškai neigė vairavęs, bei primygtinai reikalavo pareigūnų patikrinti sankryžoje sumontuotų vaizdo kamerų medžiagą. Vairuotojai nustatytas sunkus 2,81 promilių girtumas. Nei keleivis, nei automobilį vairavęs alytiškis eismo įvykio metu nenukentėjo. Vyriškis nuoširdžiai gailisi neblaivus sėdęs už automobilio vairo. Alytaus policijos pareigūnai dėkoja neabejingiems ir eismo įvykį mačiusiems gyventojams, kurie padėjo išaiškinti įvykio aplinkybes. Dar vieno girto vairuotojo Audi vakar nuvažiavo nuo kelio ir pralėkusi dviračių taką atsitrenkė į pakelės medžius. Nelaimė atsitiko apie 14 val. Vairuotojas, kuriam buvo nustatytas beveik 3,5 promilių girtumas, sėdo už Audi vairo. Alytaus mieste Ulonų gatvėje 35 metų vyras nesuvaldė automobilio. Šis nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medžius. Eismo įvykio metu nukentėjo 33 metų moteris. Ji pristatyta į ligoninę. Vairuotojas uždarytas į areštinę. Policijos pareigūnai pastebi, kad eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės padaugėja vasaros metu. Šiltuoju metų laiku karštis atostogų režimas išblaško žmogų. Atostogaujant daug laiko praleidžiama keliaujant, todėl jaučiasi kai kurių vairuotojų nerūpestingumas, didelis atsipalaidavimas. Kai už vairo sėda alkoholio padauginę ar kitaip apsvaigę piliečiai, grėsmė įvykti nelaimiai tik padidėja. Kai šilta motyvacija gamtoje ir kitose vietose vartoti alkoholį su draugais ar giminėmis yra didesnė, o padauginus alkoholio neišvengiama skaudžių eismo įvykių.